Gravel Bros. Labas, draugai. Tai aš vėl filmuoju iš patalpų, dėl to, kad turiu vėl problemėlę. Nebeturiu 4 varmų pas savo džipuką. Tai subirėjo per paskutinę pakatuškę pas mane vadinamą razdatkę, perdavimo dėžė. Palėtintoje turiu, 4 įjungt galiu, bet nebeveikia priekis. Tai čia mano donorinė dėžė. Kaip įtariu, problemą turiu čia. Andriaus kolega parodys, kaip jungia 4. 4 įjungia, kad priekinį tiltą suktų šitas daiktas ir ten yra, kaip matot, maži dantratukai, kurie realiai viską ir perduoda. Nes dabar važiuokit, išjung. Išjungtas sukasi va, tik tais taip. Įjungia 4, tada jau sukasi visa perdavimo dėžė. Tai pas mane palėtintos veikia, viskas veikia, bet neveikia 4. Tai aš įtariu, kad bus tie dantratukai, kur man vos piršto nesutraiškai. Tie dantratukai nulūžę arba subirės kažkuris guolis. Tai bandysiu varyti savo, ardyti ir žiūrėsiu, ką rasiu. O čia va, kita šakutė junginėja į 2VD arba 4 greitą. Arba 4 palėtintą. Nežinau, kuris yra palėtintas, kuris yra greitas. Tai dabar yra 4 ir nelabai pasuksiu realiai. Čia dabar man atrodo 4. Jo, dabar šiuo metu yra 4 greitas. O dabar, nors gal dabar 4 greitas, nes dabar sunku sukti yra. Bet čia paskutinė padėti. Ai, tada čia 4 lėtas. Tada čia yra 4 lėtas, sukasi viskas gražiai kartu, o mano razdatkiai kažkuri dalis nebesisuka. Tai kai išardysiu, parodysiu. Daug ardymo nėra, reikia nusimti galinį kardaną ir atsidaryti dangtį. Ką, pasikėliau savąjį. Nusimti reikia kardanas ir tada bandysim atsidaryti razdatkės dangtį. Žiūrėsim, ką rasim, kas viduj, nes panašu, kad ten gerai pabirė. Dabar su kandartos vėl 4 yra, bet kertasi visur molis. Čia taip molis prisiklijavęs. Po pakatuškių ką. Bandau ardytis, atsidarysiu, tada parodysiu, ką radau. A few minutes later. Na ką, išsiardžiau, atsidariau tą dangtį savosios razdatkės. Tai va, kad kaip pavyzdžiui, čia guli kitos mašinos, kaip pavyzdžiui, ten grandininė. Čia va, goliukas šiek tiek užėsio turi, aišku, mašinos tiek nemažai bėgus, bet gražiai dirba. Pavyzdžiui, čia. Golis jau kaukia. Aišku, gavęs yra vandens, tai mašina bekliai važiuoja, faktas, kad gauna. Tai einam po mašiną dabar. Čia daug žemė, nes tokias mašinas remontuojam, tai kągi čia turim. Turim subirėjusi, bet tai galbūt geriau, turim subirėjusi šitą guolį smarkiai. Tada yra jau pabirėjęs šitas. Ir šitas dar toks gyvent, bet jau visur va. Yra išdilimai dideli. Klibesiai, viskas klyba. Dėl tos priežasties pas mane ir gaunasi, kad jau dingsta 4. Sinchronizatoriai. Šiek kitokio tipo negu toj. Bet ką, bandysim iš 2 surinkti gerą. Nes šitą jau, kaip matot, viskas. Jau jinai pavargus, jau čia dantis, va, jau tokie pakramtyti biškinės. Turbūt nesulipo, bet štai man viskas užė ir dėl to dingo jau 4. Ką, bandysim, grįš Andrius padės, bandysim keist guolius viską ir žiūrėsim, ar gausis kažkas. Iš 2 surinkti. Ką, šiuo metu vyksta ardymas, Andriukas papiškį ardo, aš išsiėmiau priekinio tilto veleną. Išsiėmiau saugodamas riebokšlį dėl to, kad nenupirkom riebokšlio, tai pernaudosim, nes pas mane jau riebokšlis
sugadintas, nors buvau dėjęs naują vien dėl tos priežasties, nes guolis yra subirėjęs beveik, išdėlęs jau laisumus, tai išėdė riebokšlį, bandom išsirdyti kuo daugiau persidėti, čia atsisukom veržlę, norim persidėti viską ant mano, dėl to, kad čia nėra klibesių praktiškai, net to jau nuardyto, jisai vos tik tais klyvo, guoliukas iš vis neklyvo. Tai norim viską persidėti ant maniškio, kad nebūtų problemų. Ir viskas gražiai veiktų ir nepakauktų ir jungtųsi ir neperšokinėtų. Norint išimt šakutę, čia va yra, Andriusio pašvies dabar, čia yra kaišiai dvigubi. Na, dabar išimu fiksacinį žiedą. Bus smagu po to ten surinkti. Sinchronizatorius. Ką buvo priimta išvada dėti visą dandratiną iš tos donorinės razdatkės. Ir dabar, kaip matot, nebėra didelių klibesių, galiu paimti, šioks toks dar yra, nes čia guoliai išsicentruoja dar. Nebesurdyja jokie guoliai, nežlega, sukasi gražiai. Ir viskas funkcionuoja kaip priklauso. Tai turėtų dabar jau veikti. Dabar liko ir nusivaliau visus kraštinės, liko apsitepti hermetikų, kur bus galima dėti, surinkinėti ir susukinėti varžtus į vietas. Na ką, razdatkę susidėjau, susirinkom. Aš jau liko vienas, tai noriu pasibaigti šiandien. Jau kardanų susidėjau. Čia viską hermetikų sutepiau sujungimą dangčio. Tai turėtų tikrai neleisti. Ir dabar liko su razdatkė darbai užsipilt tepalo. For fun faktas, jeigu tepalotas variukas, nes dirbu, tai tikrai nei į klubasiką varau, tai nesipušiu. For fun faktas, tiem, kas nežino, gal kažkam bus aktuali informacija, Isuzu Trooperiai bei Opel Frontera A, tai tikrai esu garantuotas, dėl B nežinau, bet man atrodo ir B, pilasi tiek į greičių dėžę, tiek į razdatkę variklinis tepalas, tai 530, 540, realiai netgi ant varžto yra užšita, kad naudoti tik tais variklinį tepalą. Tai nes kitu atveju sugadinsi savo tiek dėžę, tiek razdatkę. Tai patariu iškai nerizikuoti ir piltis tas, kas priklauso, ir tada tarnaus. Tai tada einu piltis tepaliukus į razdatkę ir tada man dar reikia šiandien susitvarkyti stabdžiai. Tai susitinkam jau prie stabdžių, manau. A few moments later. Kaip ir minėjau, susitinkam prie stabdžių. Aišku, pas mane jau nebėra apsaugų, tai yra didelis minusas. Dėl to, kad bekeliai važiuojant, offroad'e, realiai kaladės taip atrodo po daugmaž 3-4 pakatuškai, jeigu rimtesnės 3. Jis labai greit dyla kaladės. Jeigu yra apsaugos, dar 2 pakatuškas dasideda, kažkur, o šiaip kreipiančios viskas veikia, tai abi 2 kaladės vienodai sudylė. Ir jos labai greit dyla. Ypač galinis priekinės, gan normaliai laiko, negaliu suskūsti, kažkur jau metus laiko važinėjau su priekiniam pasikeitęs, kai sudėjau nuos. O galinės keičiam ir keičiam, ačiū Dievui, kad jos nėra brangios ir daug kam eina. Tai neapsimoka ar brangias, ar pigias, tai pačios pigiausias, nes vis tiek jos labai greit dyla. Ir čia visiems džipom galioja tas pats. Ir tiek diskiniam, tiek būgniniam stabdžiam visiems. Su būgniniais dar daugiau problemų ir daug ilgiau užtrunki pasikeisti. Vieną pusę pasikeičiu, einu kitą pusę pasikeičiu. Ir šiandien gal viskas, priekį jau gal tingiu. Realiai tai bandau užsidėti ratą. Po pakatuškai kaip viskas atrodo, tai dar neplauta, nebūta brastojo ir dar kažkur visur žemės, molis, žolės, visas komplektas. Ką, gerai, tai tada einu dėtis ratą ir dar gal pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Va, kitoj pusėje situacija irgi labai panaši. Kaladės likę apie 2 procentėliai, išorinės apie gal 4-5, gal 10 kokių procentėlių. Abidvi gan gražiai sudėlė, bet abiejų nebėra. Primenu, pas mane aš važiavęs realiai dabar su gal
4 pakatuškės, bet toks labai rimtų nebuvo kažko. Ir jau taip atrodo. Tai ką, irgi kraunusi atgal, jau naujas kaladės. Skardelė svarbu nepamiršk, kad būtų, nes esmė ta ne kad barškesys, bet būtent man jau yra tai buvo, nes buvau nesusidėjęs skardelių. Sudylus vidiniai kaladė, jinai tiesiog iškrenta. Suvažiuoja iki galo ir iškrenta per čia žemėn. Jau yra man buvę. Tai tada gaunasi, kad stumokliukas jau lenda lauk ir stabdo, trinasi diską, suėda diskus. Tai kad to nebūtų, reikia visą laiką skardelės pasilikti. Tai ką, deduosi atgal suportą, susispaudžiu, deduosi atgal suportą ir deduosi ratą atgalio. Na ką, kaip ir šiandienos darbai baigti, reiks eiti susitvarkyti patalpą, nes žemių iš manęs, iš kito džipo dar krūva žemių, tai reikia susitvarkyti, išsivalyti. Ką, džiaugiuosi, kad pavyko, tikiuosi laikys dabar, susipėliau tepalus, pasikeičiau galinės kaladės, kitai dienai lieka priekinės kaladės pasikeisti ir džipukas vėl bus pilnai tvarkingas. Tai ką, jeigu patiko šis remonto video, nepamirštam paspausti laiką, pakomentuoti. Man reikia žinoti, ar jums reikia tokio video, ar nereikia. Nes iš praeito tokio video aš susilaukiu komentarų, kad norėtumėt remonto video, tai pasistengiu jų daryti. Bus ir kitų džipų remonto video įkelsiu. Tai ką, manau tada šiai dienai tiek. Ir susitinkam sekančiuose mano video. Iki draugai.